Gavau labai gerą klausimą komentaruose. Ką manau apie daužtus, degusius, skendusius automobilius. Tai pasakysiu apskritai savo nuomonę apie automobilius, kurių techninė būklė buvo pagadinta dėl tam tikrų priežasčių. Daužimas, skendimas, kruša, degimas, bet kas kitas. Kas sugadina techninę būklę? Tokie automobiliai turi parsidavinėti maždaug 10-15% pigiau nei rinkos kaina. Pliusas pirkėjams, kad sutaupo pinigų. Minusas, kad remontas gali būti atliktas nekokybiškai. To pasekoje remontą reikės per naujo daryti ir tas remontas gali atnešti dar rimtesnių remontų, kaip variklis, elektronika, kėbulas ar dar kiti gedimai. Perkant tokį automobilį, reikia prieš pirkimą labai gerai įsivertinti, kas jam buvo ir kaip buvo suremontuotas ir kokios galimos pasiekmės nekokybiško remonto. Šitus dalykus įsivertinus galima pirkti, jeigu matematika gaunasi, bet jeigu ne, bėgt kuo toliau nuo tokių variantų, nes jie tik atneša rimtų problemų ir laiko gaišimą ir finansų. Tokia mano trumpa nuomonė apie tokius automobilius, kokia jūsų, parašykite komentaruose. Iki.